metu fokusą. Mhm. Aš visą dieną dar man nepavyksta išlaikyti sąmoningai. Aš nugremzdu į kažkokius tai galimus, būsimus, žinai, ar kažkokius išgalvotus mentalo. Bet gerai būtų pažiūrėti, kas nisa mentalo. Ir kadangi aš neišlaikau fokuso, kas yra man svarbiausia, Mhm. tas kelia man, todėl yra tas jausmas streso. Mhm. Toksai, žinai, kaip būtų, dabar kažkodėl aš pagalvojau apie drugelių virpėjimą. Tai kažkas man yra jaučiai įstatyta į saulės rezginį dabar, bet aš nežinau, kodėl man kažkokį vabzdį, žinok. Nes aš galvoju, drugelio, o čia atrodo toksai irgi juodas, ne, ne tai karkvabalis, ne tai su sparnais, atrodo kaip būtų, atsiprašau, juokas jama, kaip būtų tas ne krabas, bet tas su ta ilga uodega. Mm. Salamandra. Yra krabas, kuris eina šonu ir yra... Skorpionus. Tai gal krabus ir yra, nu kurį mes valgom? Ai, vėžys. Vėžys, ačiū, aha, su ūsais. Va, tai toksai kažkoks mutantas, žinai. Mhm. Eina sau. Grinai jaučiu, kaip įdėta būtų tarp mano, ar grobai yra, ar ne, šonkauliai. Ar saulės Ne, rezginiai, šonkauliai ir grobai tai yra žarnynas. Žarna. žarnynas, aha, va, tai žarnas nueina. Tas jausmas turiu omeny. Mhm. Tas specialiai keliamas jausmas, nes aš pradėjau kvestionuoti, ar taip, kaip aš jaučiuosi, ar iš tikrųjų esu aš. Ir koks tau atsakymas ateina? Ne, aš, nes mane dabar meta į vaikystę, koks vaikas buvau, Taip. be galo daug, nu kaip saulutė buvau, daug Mhm. bėgti norėjau, daug dūkti, daug juoktis, su žmonėm bendrauti, labai patiko dėmesys. Taip. Labai patiko tiesiog žaisti, būti. O kas nutiko, kad tau tą vėžį įstatė? Kada tau tą vėžį įstatė? Kuris tau kelia tą anxiety? Kelia tą to be afraid to face the day. Iš kur čia tas atsirado? Kada čia tau įsidėjo ta programa? Su kuo čia yra susiję? Koks įvykis? Kokia programa? Koks interferentas? Įvykis reinkarnacijos? Kas čia buvo? Dabar, kol sakai, kažkaip man tarpėjo tarp tėvai, reinkarnacijos ir
Ir kol tu klausei manęs, aš jaučiu, kad man nueina va šitas kažkas tai, kas yra įdėta, nueina per kaklą, nueina iki pat nosiaryklės Mhm. ir iki pat atrodo trečios akies. Ir man prieš mane toksai, žinai, kaip grei išlįstų. Mhm. E, Nu, tai ką aš čia tau įdėjau, kokį aparatą, dabar žiūrėk, ieškok savęs mėnulį arba labarkiai kokioj laive, lėkštėj. Kaip atrodai, ką jis ten tau daro, kiek kūnų pasiguldęs. Man dar rodo Mantvidą, kaip skristų, žinai, kaip du Mantvidai pilotai būtų. Ir jie bando, žinai, kaip mašinai, bandai sėdynę pasistumti į priekį, atgal, kad tau tiktų, žinai. Mhm. Toks jausmas, kai aš pradedu juoktis, kad man specialiai juokina, žinai, kad Nukreip dėmesį. nukreipti dėmesį. Ir Gerai, ateina skelk dabar. žodis mes pasistengiam. Jo, smeik dabar tą visą vaizdą, išmesk, pasikeli tą užuolaidą ir dabar žiūri, kas ten iš tikrųjų vyksta, ką tas pilkis ten daro. Koks aparatas tau yra įdėtas į tą visą sritį, kur tu man sakei, kaklas, nosiaryklei, trečiakis. Nes čia pilkis, čia tikrai pilkio darbas. Spaustų jį. Labai dabar netgi fiziškai jaučiu, kaip būtent nosiaryklei, kuri kišta. Ir tada man būna sunku kvėpuoti. Mhm. Bet taip atrodo, pamėgink, žinai, būt su dujokauke, kur nėra to tikro šviežio oro visą dieną. Tai kokios tada, automatiškai kokios mintis pradeda. Tau sunku pradeda darytis, nes tu negauni tos gyvybinės energijos. Taip. Tai dabar išsiimk, pabandyk išsiimti, duok komandą tam pilkiui išmontuot arba pati išsiimk. Štai dažniausiai pati išsiimu. Susitvarkyk tą visą sritį. Išpildyk ten šviesą, sugydyk tos visus organus. Dabar susigrąžini visą savo dalis ir spaudi tą pilkį ir dabar žiūri kontraktą, žiūri sutikimą ir nuo kada čia tau jisai įkišo tą ir kodėl, kaip įkišo. Koks įvykis, kodėl tu sutikai. Dabar aš nesuprasiu, žinai, kol kas nesuprantu, man žodis sako vestuvės. Tai aš nesuprantu, ką čia reiškia. Žodžiu, santuokos metu ir vestuvės su santuokos sutartim, sudarai sutartį iš tų pilkių. Gerai, dabar eik į tas vestuvės, 3, 2, 1, suki laiką atgal, į kitą reinkarnaciją. Kas ten įvyko per tas vestuvės? Ar tai buvo bažnyčia, ar tai buvo kažkur, kaip vyko ta procesija, dabar žiūrėk. Man iš pradžių rodė kaip tiesiog nuotaką su jaunikiu. Ir po to rodė Stone Age akmenis. Ir tada jų viduj kaip
aplink ratą indėnai su arkliais ar ne šuoliuotų. Ir aš taip galvoju, man per daug suka čia laiką gal. Ir paskui aš matau, kaip aplinkui viskas būtų tamsu ir pilka ir aš lipu akmeniniais laiptais žemyn. Man žodis ateina ancient. Mhm. Toks jausmas, kad čia net, kad galimai iš tikrųjų vyko, kad ne. Bandau, žinai, užčiuopti tą informaciją, kad man kažkaip, man ką rodo, tai būtų neorganinės kilmės ar ne, ten tas spaceship, ir kad iš tiesų, iš tiesų vyko kaip, man sako, eksperimentas, hibridizacija, ar ne, toks yra žodis? Taip. Ir kad šitai norėjo pasakyti kaip vestuvės. Ai, tai tave padarė... Susijungimas, aha. Jo, supratau, tai padarė žodžių genų mutaciją. Jie Eina sumaišė sau, tavo kaip vibruoja Lina genas šakės. sumaišė su pilkiais, ar ne? Man vienas žodis įrašas, kažkoks tai įrašas. Vos spėjau akim pamatyti, žinai, kaip būtų vienas stulpelis kitokios spalvos. Tai šitas, aha, kažkas tai DNR yra įkišta. Taip, gerai dabar. Nes aš esu atradus irgi, kad būtent indėnų laikais, tos Amerikos indėnų laikais, jie susimaišė su pilkiais. Aš esu šitą radus faktą net ir tų lentelių jų. Eina savo. Jų ten tos, žinai, kaip būna tos lentelės, ten tos, kur pasakoja tą istoriją, žinai, su tais stulpais. Tai ten netgi yra vienas kažkurios piramidės, kur yra, jie net pavaizdavę, kad jie susimaišė su tais pilkiais. Tais laikais. 100% teisinga informacija man dabar kaip vibruoja kūnas, aš net kumščiukų, žinai, rankas eina savo kaip. Tai dabar žiūrėk, kaip ten tave pagavo, ar tu pati sutikai, ar tave pagavo tiesiog kaip eksperimentą, įkišų eksperimentą, ar tu priešinaisi, ar kaip ten buvo. Ir ar tai darė žemė, ar tave darė tą, kaip sakai, abduction ir po to grąžino, kaip vyko tas visas procesas. Aš jaučiu, žinai, kaip mano protas būtų, žinai, kaip būtų dešinėje akiai ir taip stebėtų. Ir kiekvieną, ką sakai, pavyzdžiui, abduction ir tipo sakytų, o čia labiau make sense. Ir pirmieji žodžiai, kas buvo atėję, kad tautos nuosprendis. Kurioje žemės vietoje dabar vyko tas tautos nuosprendis? Kur tai vyko? Kokiam žemynė, kokioje daly pasaulio? Pažiūrėk.
Man tai asocijuojasi Amerika. Mhm. Ir kai aš tiesiog, žinai, galvoju Šiaurės ar Pietų Amerika. Ir man neskaido į dvi, man rodo, kad būtų per, per tuos žemynus, man dabar protas bando atsiminti, ten kažkokie kalnai yra Taip, per tuos žemynus. Andai, Ir taip. ir man jį rodo, kaip kad būtų to, kaip reptilijos asocijuojasi, kaip būtų reptilijos nugara, ta tokia badyta, žinai, Mhm. ar kaip kažkokio, nežinau, ar tai drakono, ar kas tenais. Mhm. Ir man toks jausmas, kad aš neturėjau atskiro savo kaip asmens pasakymo ne. Ir man ateina žodis šamanas, kažkas tai, kas buvo tas išrinktas vyriausiojo. Nu, kai Mhm. sakau kaip tauta, tai toks jausmas, kad Atstovas nusprendė atstovas žmogiškai taip, kontentų. taip nusprendė ir Ir jūs visi ėjot ten tą eksperimentą daryti kaip triušiukai, paršiukai. toks vaizdas, kad mes iškėlėm tą, ar ietę, ką ten taip į viršų, žinai, ant arklių sėdėdami iškėlėme į viršų, taip, vos ne, Mhm. nu, tas pasakymas taip, žinai, jas, nes mes nekvestionavom. Tai jūs apgavo, nes jau buvo pasakyta, kad jūs esate išrinktoji tauta ir va čia kokia garbė dabar bus modifikacija. Mhm. Sorry, žiūrėjau juokingai. Žinok, visiškai jo, visiškai praplautas smegenis, kur individas už save nemasto, visiška pagarba tiems vadams ar tam išrinktajam tautos atstovui. Dabar pažiūrėk, suriukas, bet pažiūrėk, tai ką jūs ten gėrėt dieną naktį, kiek parų valiavojot prieš tą modifikaciją. Eina Juokai. šiek tiek, žinok, eina per mano uodegą, what the fuck. Atsiprašau, kad nusikeikiau. Sorry, kad aš juokiuosi, bet man juokinga labai. Jo, Gerai, aš tai dabar žiūrėk, galvoju, aš noriu, kad tu aš, pažiūrėtum, įlystum į tą dalyką, aš noriu, kad tu pažiūrėtum, kaip įvyko ta modifikacija fiziniai plotmei, kas įvyko. Ar jūs kažką jautėt fiziškai, ar buvo kažkas fiziškai padaryta, ar tik tiesiog paėmė jūsų eterinį kūną naktį, ar dienos metu, ar aušrai būnant, ar kada kokiu metu paima ir padaro tą abduction, įtempia ir padaro, kaip ta modifikacija vyksta, dabar pažiūrėk. 3, 2, 1. Tas procesas, kaip įvyksta, kaip jį daro, kokius naudoja mechanizmus, kokius apipjaustymus daro, kaip tai padaro. Man atitinka tą, ką tu sakai, kad visų pirma tas sutikimas, tai buvo visiškai tavo valios išreiškimas, nesvarbu, kad tu nežinai, kas su Mhm, tavim vyksta. mhm. Ypač jeigu turėjai vaikų, tai tu atidavai savo vaikus irgi. Ir žinok, ir yra tas jausmas, kad tu teisingai sakei, kad kažką fiziniai plotmei mes vartojam, kur jiems buvo lengva kitus kūnus paimti, ką jiems reikėjo. Kad nudaužt mentalą, kad sąmoningumo neišlaikytum, neišreikštum Mhm. valios. Ir Nes nepasipriešintum. taip, nes yra tas prisiminimas, kad, kur sakiau, kad eini neorganiniu tuo
nu, ne iš Žemės, ar ne, sukurtų tuo Nuliu. lėktuvu, jeigu Mhm. taip galim tu eini ir tas pats prisiminimas yra, kad nei tikrovė, nei sapnas. Jo, tokia kažkoks tarp. Mhm. Žinau, Tarp, suprantu. Mhm. taip. Gerai. Dabar žiūrėk, ar tu esi dar tenai kaip ir įkalinta, uždaryta toj laparkėj, kur ten darė tą modifikaciją? Ar yra tavo dar kūnų tenai? Ar jie laiko tave tenai, tą tavo vieną kūną? Ar kelis ten? Mm, laiko. Nežinau, dėl Dabar ko man sako ir širdis, žinai. gerai. Dabar žiūrėk, kaip vyksta ta modifikacija, dar kartą, kaip vyksta ta modifikacija? Kaip tai atrodo? Ką išima, ką įdeda? 3, 2, 1. Ką atskiria? Ką išskiria? Kur tave guldo? Ką tau sako? Ką uždeda? Man toks jausmas taip, kad kažkokiam spaceship, kad guldytų, bet ką aš mačiau, tai atrodo, kad aš būčiau kraujyje, jeigu taip galima pasakyti. Mhm. Kieno Kraujyje tas, ir kieno tas kraujas yra? Kieno tas man, kraujas yra? mano kraujas. Man žinai, koks jausmas dar buvo, bet man jau protas lindo, ar tikrai taip gali būti, kad ne tik, kad išnešė kūnus, bet kad ir fiziškai surinko mūsų kraują. Mhm. E, kad fiziniai plotmei ir man tada jau lenda protas, žinai. Mhm. Toks jausmas, kad kiekvienos kultūros fiziškai buvo kraujas surinktas. Mhm. Ir kad jisai kažkur tai yra, nu, talpinamas kaip melginėliai. Mhm. Ir tave O, paguldo į o tą tame, kraują. o Ir tame kas? šiaip, jo, kad patį tą kraują matau ir kad kažkokia plaukioja antikūniai. Mhm. Jie sukūrė ten kažkokią plazmą, padarė kažką įpylė, kad Mhm, tu va, konservuotumeisi mhm, tenai. Mhm. Gerai. Ir dabar tave paguldo į tą, tu esi nesąmoninga, ar ne? Protas nukaltas, tokia biškį amnezuota, tokia biškį nejautri, kaip ir užmarinta tokia esi pusiau, ar ne? Ir dabar kas vyksta, ką jie toliau daro, kaip vyksta ta modifikacija, kaip jie ten daro tą procesą, man papasakok. Ką jie naudoja? mhm. Man, žinai, kai esu nesąmoningumo būsenoj, tačiau vis tiek ar tai matau, girdžiu ir man toks jausmas sako, bet tai tavo visas kūnas mato ir jaučia. Mhm. E, nes nėra taip, kad būčiau, žinai, užmarinta. Mhm. Toks jausmas, kad jo, kad kažkaip apdujus. Mhm. Ir man norėjo ašarą, žinai, kauptis ir lūpos upside down šypsenėlė, žinai. Ir pradėjau matyti, žinok, jau visiškai kažkokius gyvius, neaiškius, žinai, kur mums, tarkim, jeigu alien, tai mes suprantam tą alien, kur mums yra parodyta, ar ne, su tom dideliom akim, tie pilki žmogeliukai. O Mhm. tenais tokie gyviai, iš viso kažkokie kosmosiniai, šlykštus. Mhm. Um, Ir ką jie daro? Kaip yra susiję tie gyviai dabar?
ar jie yra įleidžiami, ar čia yra ta pilkių kažkokia atmaina, kažkokie gyviai užauginti, kur ta pilkių sistema, ta dalis įeina į mus, į tą mūsų DNR ir taip mes susimaišom. Taip, Ar ką? nesako, daro, ką tik nori. Mhm. Jeigu, atsiprašau, pastrikau. Nieko, viskas gerai, grįžti atgal dabar. Sako, daro, ką nori. Tai dabar ką tas gyvis daro, kaip jisai į mus įeina, į kurią vietą įeina ir ką jis padaro. 3, 2, 1. Aš nežinau, kodėl man rodo, žinai, kaip būtų va, ta grinai nosiaryklė. Mhm. Jinais pereina, aš tiesiog jaučiu, kad man pereina tarp akių, per kaukolę, žinai, ten viduj. Tai ten tas pineal gland Į trečią ir akį, jo. trečia akis ir kad atrodo smegenys ir aš nežinau, dėl ko man pasirodė ilgi lenkti ragai, labai ilgi, žinai. Atgal lenkti ragai. Mhm. Iš skalą išeinantis. Tai čia tu taip pasikeitei, tavo taip pasikeitė išvaizda po tos modifikacijos, kai tas gyvis integravosi į tavo smegenų tą dalį. Aha. Ir koks yra dabar tavo rasės pavadinimas 321, tas gyvis, į kurį tu pavirtai po tos modifikacijos, koks tavo pavadinimas yra? Kas tu esi? Tas mutantas su tais ragais. Žinok, man labai jau, žinai, ašaros eina. Labai kaupėsi. Nuramink emocijas. Čia neutraliai tu žiūri informaciją. Atsijungi. Tu tik teini sužinoti tiesą. Ramiai. Aha, nesitikėjau, kad galiu prieiti prie tokios informacijos. Tu gali ir tu gali dar daugiau. Dar mes prieisim ir daugiau. Tiesiog dabar leisk savo, atpalaiduok viską, mentalą, širdį. Nes tada klausimas yra, žinai, kiek manęs, kur yra va tokių, nes tikrai, nu, apgailėtina, žinai, baisu ir apgailėtina tokie padarai. Viskas gerai dabar. Mes visi esam tokie apgailėtini padarai, patikėk. Dabar nurimsti ir dar kartą Ir klausiu. grynai atrodo, o jausmas ateina, žinai, kad tamsos karalystėse, žinai, tokie. Kaip tas procesas užnuodijo tavo širdį, tas gyvis tavo galvoje dabar? Kaip užnuodijo tavo širdį, kaip atrodo tavo širdis prieš ir po tos modifikacijos? Kaip būtų akmuo, kaip būtų tik tais tiesiog kaip raumuo. Nebėra šviesos iš viso. Gerai. Dabar žiūrėk. Toks jausmas, kad tas gyvis pagal instinktus, kad jau grynai yra primal. Kad tiesiog kažkokią funkciją atlieku. Toks jausmas pagal garsą. Aš tas gyvis esu pagal garsą. Kažkoksai yra paleidžiamas ir aš likiu. Komanduotum tau, ar ne? Jo, vos neištukinu tie aliens ar tie grobuonis, grobuonis. Kad aš irgi pagal kažkieno valią. Kad mūsų be galo yra daug. Žinai, kaip būtų, aš nežinau, 100 000 gauja tokia.
Ar po to ir Ir man žodis prasidėjo, ateina sunaikinti. ar po to ir atėjo tas tų indėnų išsigimimo laikotarpis, kad jie pradėjo širdis tas plėšt, ėst ten gyvus, kerst ir panašiai. Taip. Tie majai Man sako išsižudė, žodžiu. žodžiai visiška destrukcija. Ir man Nu, žodis sunaikinti civilizacijas. taip. Nes tada aš kaip tas gyvis esu, mes siunčiame visur kitur. Ir dabar žiūrėk, kai įvyko ta reinkarnacija tavo pasibaigė, tu kaip to indėno, to skerdiko, ar ne, su tuo gyviu dabar, kai pasibaigė, tu atsiskyrei nuo jo, ar tu vis dar su tuo gyviu ir likai, ta modifikacija toliau sėdi pas tave? Ar liko tik informacija, ar tas gyvis ir yra ten toliau įdėta į tavo tą galvą, mentalą, tą trečiakį, koržneliauką? Yra jisai įdėtas neaktyvus. Kada jisai turėtų aktyvuotis? Koks planas? Ar jis dar kada nors bus aktyvuotas, ar jis aktyvuojasi kada nors per gyvenimus? Ir kokiais atvejais? Ir kas komanduoja tam gyviui? Artificial, tie pilkiai, kompas, matrica, kas, kaip veikia? Būtent dabar šitoj reinkarnacijoj, tai aš tiesiog bendro suvokimą pasakysiu, kaip aš jaučiu, kad matau per tamsesnę prizmę viską. Taip. Šaunuolė? Dažnai mano telepatija irgi tamsesnė, taip kaip aš matau. Gal galima pasakyti, galiu į tamsesnius sluoksnius lengviau nueiti, ar ne, pažiūrėti. Prisitaikai greičiau tamsumui. Taip. Nors mano ta siela mašino širdis nori į šviesą. Pasąmonė dabar sako, viskas gerai, nepergyvenk, dėl to gali nardyti tiek tamsoj, tiek šviesoj, priklausomai nuo kokios informacijos reikia, kad negalvočiau, kad aš esu blogas. Taip. Bet man žodis yra, kad aš pažymėta esu. Supratau. Ateina. Ir jo, kad kai būtų kažkokia, kai būtų tas gyvis, atrodo, per visą mano kūną taip tiesiog įstatytas ir jisai miega. Taip. Ir jisai išlystų, jisai aktyvuotis, jeigu pasaulis eitų šudyną, toks žodis ateina. Jeigu dabar prasidėtų labai negeri laikai, taip aš tada... Eitum žudyti irgi. Tada mano ta šviesa, tas jautrumas, tas gėris, kur aš jį patiriu kiekvieną dieną, jisai apsiverstų. Tada aš tada grinai išsiverstų, tas išlystų, o aš jį lyščiau. Taip. Tada aš užmigčiau. Gerai, šaunuolė. Dabar žiūrėk. Tas gyvis. Dar man knisa proto, žinok, dabar kažkas kiša mintis, ar negera idėja. Išmesk. Kad tu esi double soldier, žinai, tiek tamsos ir tiek šviesos. Dabar išmesk tą demoną, skelk per pusę į juodą skylę, 3, 2, 1. Dabar nereikia čia papildomų kažkokių pliurpalvų čia. Išsivalyk erdvę, dabar truputėlį pakeisk erdvę, bet neatsijunk nuo šitos informacijos. Kilk į viršų, 3, 2, 1. Dabar žiūrėk. Aš noriu, kad tu skanuotum savo visą kūną. Galvoj yra tas gyvis įdėtas, tas, sakykime, aliens, ar ne?
kuris tave perverčia, tavo mentalą, taip, jis miega dabar. Dabar leidėsi, žiūri į apačią ir ten tas krabas, ne krabas, tas vėžys yra tenai irgi, tam pilve. Tas irgi yra, ar ne? Dabar, už ką yra atsakingas tas vėžys, dar kartą pasakyk man. Ką jis užgniaužia, ką jis daro. Jis kelia tą anxiety, ar ne? Taip, ir man rodo saulės rutuliai, saulė, Mhm, užtemdo mhm, mano saulę. Nu, čia jau mhm. metaforom. Tavo sielą užspaudžia. Susijungimą su savo Mhm. portalu Ir kad, saulė. mhm. Ir kad jausčiau destruktyvius jausmus. Mhm. Dabar kažkodėl ateina atstumčiau šviesius žmonės. Taip, liktum viena, vieniša, užsidarius, tokia niurzgaliai, šiek tiek truputėlį, galbūt Taip, taip. nepatenkinta. Ir dabar, žinai, kas, jo, kuo daugiau lyščiau į tamsą ir jeigu prasidėtų čia karai, badai, marai, kažkokie mano mentalas apsisuktų, ar ne? Mhm. Taip. Twist, Tai kur tu esi kaip, dalinai kaip išprotėjęs jaustumais ir tada tas gyvis aktyvuojas. tai tu kaip ir esi, pavyzdžiui, kaip, sakykim, kaip būtų tie MK Ultra, žinai, tie slyperiai, ten tie Aha, paruošti. Tu man kažkas va, tokio. kaip geras norėjau aš sakyti žodžiai, bet sakei paruošti, tai man ne vienintelis žodis buvo paruoštukas. Jo, toks aktyvuotas karys, kai reikės tave Kur aš įjungs. ne visiškai ne main role, žinai, Jo, bet toks kareiviukas. jo iš tų tūkstančių miegančių žemėj. Dabar Mes žiūrėk, visi esam. tas miegalius dabar, kas kontroliuoja, ar čia yra matrica, ar čia yra pilkių kokia technologija, ar čia yra artificial, kas yra atsakingas už šitą valdymą? Kieno ta programa yra? Kieno čia ta kūryba yra, ta modifikacija? Kieno čia buvo planas? Toks jausmas, kad mano dėmesys išėjo į žemės Mhm. ir žemę tą mūsų sferą paliko kaip baltas šviesus kiaušinis. Ir ant jo matau ilgais nagais pirštus būtybės, kaip būtų kažkokia man nežinoma civilizacija. Kaip atrodo ir tinka, ir matrica tinka, ir artificial žodis tinka, ir ta intelligence, būtent intelligence. Tai čia virusas. Taip. Totalus virusas. Apimantis visas sritis, viską. Atrodo, kad pasigavę energijos kiaušinį ir žiūri, kaip bus. Eksperimentuoja, žodžiu. Taip. Dabar tokių kaip tu, kiek dar yra? Ar čia mes visi iki vieno taip esam padaryti? Man, žinai, žodžiai yra tūkstantis, bet tūkstančiai per visą žemę, bet ne visi. Pagal kokį kriterijų yra atrinkti? Kodėl vieni papuolė, kiti ne? Čia pagal reinkarnacijas, ar čia pagal ką? Ar pagal kosminę būtybę, ar pagal ką jie čia atrinkinėja ir padarė tuos slyperius? Man, aš, žinai, atrodo, bėgu per žemynus mano dėmesys. Kodėl aš, pavyzdžiui, žinai, nes būtent buvau tam kontinente gimus kaip indėnė, ar ne? Kažkur kitur bėgu ir vienintelis man atsakymas žaidimas, čia yra žaidimas.
mums tai yra nesuvokiama beprasmybė ir neteisybė, o jiems yra, jeigu bus vien visi šviesūs ar vien visi va tokie mėgintis, tai žaidimo nėra. Mhm. Gerai, bet tai dabar mano klausimas, pagal ką jie atrinko? Ar čia random jie atrinko, kas bus tas infekuotas, modifikuotas, o kuris ne, ar pagal ką čia jie atrinkinėjo? Eik bendrai, neklausk, kodėl tu, eik bendrai globaliai žiūrėk, kaip jie atrinkinėjo, lysk į tą planą ir žiūrėk per tą viruso perspektyvą, kaip jie atsirinko, kuris bus. Man dabar žemės lopinėliai sumažėjo ir be galo didžiulis drakonas, žinai, iškiša galvą. Mhm. Ir aš pavyzdžiui, ties Rusijos ploto aš matau šviesų, žinai, tarkim, Australija. Ai, tai O tie regionais pasirinko, ar ne? pagal jo, kas pasirinko kokį regioną. Ir žinok, jiems kažkaip nėra visiškai svarbos. Atrodo, pats pirminis buvo pagal regioną, Mhm. nes Amerika kažkaip Airija, Anglija, bet žinok, žemiau Amerikos atrodo dar kažkokie žemynai yra, kur nėra įrašyta pas mumis. Taip, jie Nes gal man yra nušluoti. daugiau žemė, va, arba po vandeniu, ar ne? Taip, nes jie gerezatos darė, viskas paskandinta ir Tiesiog nušluota. man daugiau žemė, didesnis plotas tamsos, kitas šviesos. Ir žiūri, kas bus. Ir vieną kartą gali būti daugiau šviesos, kitą daugiau tamsos. Kaip tu sakai, tie rezetai. Mhm. Tik Gerai. man eina, kad yra tas informacinis įrašas, Mhm. todėl mums valkasi viskas iki pačių dienų. Mhm. Dabar tik tai dėl įdomumo pažiūrėk, ar pas mane yra tas irgi slyperis įkištas. Tas gyvis į nosį ir galvą ten. Yra. Man tai toks jausmas, kad yra. Gerai. Gerai tada. Dabar žiūrėk, užkursim mes dabar parodysim. Man rodė vėl tą tokį kaip vėžį, kaip kad būtų, kad nežinau, kodėl žodis robotas, žinai. Gali būti, kad koks artificial robotukas. Jo. Aha, kaip vėžys su ilgais tais ūsais, plonas, bet kūnas kaip voro. Yeah. Ir kad man sako alien, bet kitos rasės negu mano. Arba kita modifikacija, kita mutacija. Jo. Ar gali Išraiška. būti, kad pas mane daugiau reptiniai, pavyzdžiui, o ne pilkiniai? Kaip keista buvo toks jausmas, kad aš buvau grinai kakta su kakta prieš tave ir kad aš tave uoštyčiau. Gerai, normalu. Grinai aš toksai primityvus primat, žinai. Aš irgi dažnai uostau, viskas gerai. Šiaip jūs Irenaus, jūs dažnai uostot irgi. Aš irgi uostau. Aha, ten kiti, kur sako, aš paliečiau su pirštu DNR, o aš tau. Kaip katinas ar šuo. Gerai, kad ne šiknas uostau. Čia kažkaip kažkaip jo, kad aš kažkaip liktai skaityčiau tavo trečią akį ir... Gerai, todėl man yra ta ar ne mano uoslė, nes man labai svarbu yra. Jo. Dabar aš noriu, kad tu nuskaitytum
to gyvio, tą pirminį, kur modifikuotas tas yra man įdėtas, nuskaityk dabar, nes tu uostei, nes tu norėjai nuskaityti, kokios prigimties jisai, ar jis yra pilkinis, ar jis yra reptinis, ar jis yra drakonijaninis, ar koks nors, nesvarbu. Kas tau ateina kokia info? 3, 2, 1. Man toksai pasirodė, kaip būtų pilkis, bet jo galva yra tokia kaip plokščia, žinai, ir Toks. eina savo man, žinai, kas kaip tada tos galvos perėjo, kaip būtų į grybą, Mhm. kad daug tų galvų. Mhm. Ir aš nesuprantu, tipo, sakau, kas čia grybinė infekcija? Mhm. Gali būt, gerai, lįsk. Klasė. Gerai, lįsk, žiūrėk, klausk gilin. Nes man reptai nerezonavo, žinok, iš viso, aš taip norėjau, žinai. Mhm. Nu, tai pažiūrėk, kas čia per pilkiai grybai, plaktukai, plokščiagalviai. Todėl tau grybai labai nerezonuoja. Jie šlykštus, aš Va, negaliu jų pakęst. būtent dėl to. Nes aš turiu tokį jau įdėtą, ar ne? Tai dabar žiūrėk, pagal rūšį, pagal klasę, tas grybinis. O aš dabar klausiau, kodėl kaip tik tau nėra, jeigu pas tave yra, žinai, Mhm. kodėl ar neturėtų būti atvirkščiai, kad tu norėtum, žinai. Mhm. Ir man, kad jeigu tu būtum dabar, nebūtum toj stadijoj, kur tu esi, tai tu kimštum tos grybus, žinai. Nu, aš tiesiog paprastai sakau, ar ne, jeigu taip. Mhm. Bet kadangi tu jau esi toj savo šviesoj ir toj evoliucijai, kur tu darai jau dabar šuolį, todėl tu aiškiai atpažįsti. Mhm. Aš juos pajuntu. Man atsakymas, kad tu dabar viską gerai pajunti. Mhm. Gerai. Dabar pažiūrėk, ar ta grybinė yra aukštesnė pagal rasę, labiau išsivysčius, labiau mutavus, labiau tokia aukštesnės klasės, kažkokia didesnių supergalių už tavąjį, ar atvirkščiai, kuris aukščiau, kuri mutacija yra aukštesnė, Grybinė, nes jinai stipresnė. jinais yra visur. Jinais yra viską apėmus. Įsivaizduok į kiekvieną ląstelę, į kiekvieną porą, į kiekvieną lopinėlį. Mhm. Um, Kada buvo padaryta šita modifikacija su tais grybais 3, 2, 1? Per ką, per kokią man, gentį, per žinai, kokią kaip šalį? tie žemai tai kaip grybai, bet čia kaip irgi ta ateiva ar ne rasė kažkokia, Taip, taip. kur be galo greitai dauginasi. Bet čia kitaip, jeigu pas mane būtų dabar man trūksta žodžių pasakyti, jeigu pas mane būtų kuriami tie lumps of flesh, ar ne? Mhm. Jo. O pas tave tai tokiu greičiu nueina kaip virusas. Mhm. Per visur, žinai. Per orą, per vandenį, per... Mhm. Čia atrodo, kaip būtų, nežinau, net man eina žodžiai blegų, žinai, grinai visiška invazija. Gerai, kada įvyko Geras jausmas. ta modifikacija? Kada įvyko ta modifikacija? Kokioj žemės srity, pavyzdžiui, kaip tau buvo? Ta modifikacija įvyko per tuos pilkius, per tuos indėnus ir daugiau Amerikoje. Tai kur įvyko šita? Kaip jie vyko?
koks kada buvo sutikimas padarytas. Man parodė dangų, žinai, fall from the sky. Tiesiog krito iš dangaus šitie virusas, tas grybai tie. Ar buvo kažkokia katastrofa, ar kažkas padaryta, kas čia įvyko? Ar buvo vėl koks nors rezetas iš dangaus, ar čia buvo kokia žvaigždžių invazija, ar lėkštės, ar kas čia buvo, ar buvo paleista kažkoks virusas per dangų? Labai man sunku, žinai, man dar norėjau prieš tai pasakyti, labai pradėjo pykinti, žinai, ir tada Normalu. aš pagalvojau, kad tave pykina tikriausiai dėl to Mhm. šiandien. Ir dabar jau protas lenda, o kaip būtų fainai, jeigu sutaptų informacija, jeigu rytoj žiūrėsiu, galvoju, eik iš čia, žinai. Protas, Nelys. Jo, protas bet lenda. ant tiek. Gerai, Nesąmonė. Vienu nustumk. žodžiu, jo. Nustumk. Man, žinai, kaip sunku prieiti prie tos informacijos. Atrodo, ką aš mačiau, kad būtų juodas, man žodžiai ateina pabarstukas. Kaip dangui, kad ir nedidelį kiekį kažkokio juodo pabarstė ir išsisklaidė tas visur. Kas jį paleido, kas jį pabarstė? Kas atsakingas buvo už tą pabarstymą? Kas atnešė į mūsų pasaulį, į tą mūsų šitą burbulą, tą butelį, tą pabarstuką? Kas atsakingas, kieno rankom tai barstė? Man žodžiai ateina nelįsk žemės kirminę, tipo man. Nu tai aš tada ateinu, aš esu ne žemės kirminas, aš apsimetu kuo nors, aš dabar lendam abidvi ir žiūriu. Apsimesk tu manim ir varyk dabar. Nu, sakyk, aš ne žemės kirminas, aš skraidūnas. Nu ką rodo? Reikia išsišviesti. Nes man grinai, žinok, ir parodė, kad aš ir toks pasijaučiau, žinai, kažkoks žemės gyvis ir galvoju, palauk, taigi aš šviesos burbuliukas, aš galiu skraidyti, kur aš tik noriu. Nu, tai davai dabar liek kaip burbuliukas. Sakyk, žiūrėk, kas skraidūnas, o kas žemės kirminas, aš tai skraidūnas. Dar labai gerai šitą, bet kaip išsiduoda ar ne, nes man visą laiką klausimas buvo, kodėl man taip yra dienos eigoje labai greitai mentalas paveikiamas. Taip. Kur aš vieną minutę jaučiuosi deivę, žinai, o kitą sekundę kokią nors ten pasižiūri į veidrodį kaip kokią nusmurgėlę. Jo. Jo vienu momentu jautiesi karys, kitu momentu, o Dieve, man už 3 dienų į darbą eiti, žinai. Vėl žodžiu. Kokį garsą čia išleidau. Nusivylimą tokį. Labai toks didelis susidvejinimas yra ir kad aš galvoju, tai kuris iš tiesų esu aš. Jeigu aš per dieną tiek išgyvenu skirtingų fazių, tai kuris esu aš tas tikrasis tas stebėtojas, bet kas tada man keičia tas žmogeliukus, su charakteristikom, vienu žodžiu, kas man keičia. Atrodo, kad man būtų iš nugaros kažkas kaip dedamas, kaip būtų, žinai, tas naujas CD, kada nori, įdedi kokią nori muziką. Nu, tai tau informacija kaitaliuoja. Kas tau čia kaitaliuoja, per kur? Čia per tas modifikacijas? Aš grinai jaučiu dešinę akį ir dešiniai pusiai, dešinį pusrutulį smegenų. Nu, tai tau, kai įdeda naują informaciją, tau aktyvuoja tą dalį, tą loginį mąstymą. Taip. Išsiimk dabar, išsivalai viską.
Man žodis atėjo raptai per technologijos, per Wi-Fi. Taip. Dabar susikurk. Žiūrėk į mane. Pasidaryk copy-paste. Aš esu pasidarius tokį kaip dažnių laidininką. Kad tas Wi-Fi'us, visokie ten G, ten tie stulpai, visokie dažni aparatai, jų lėkštės, kad nepaveiktų. Pasidarai copy-paste ir įsidedi pagal save. 3, 2, 1. Jisai padeda, žinok, ypatingai kai būni telepatijai. Dabar pasidaryk ir savo ausis, akis, galvą, smegenių dažnius, viską prisiderini, susitvarkai su tuo laidininku. Jis toks kaip jį ateina, atsimuša ta tokia vibracija, tas dažnis, ir jisai pertransformuoja jį, persuka ir paleidžia atgal, kaip aukštų dažnių, aukštos dimensijos tokia iškrova. Arba neutralizuoja. Toks jausmas, kad tu prieš mane stovėjai ir tą informaciją, kur padavėjai, kaip būtų, aš suvalgiau. Norėjau kažkoks kvadratukas ir aš jaučiu, kaip aš kilčiau išskėstom rankom ir iš vidaus, aš suvokiu, kaip tiesiog šviesi energija iš vidaus, kad valia, kas yra. Ir per visą kūną išėjo ir už kūno ir, kaip tu sakai, tas neigiamas transmission manęs nepasiekė. Labai gerai. Supratai. Ačiū. Labai gerai. Dabar užsifiksuok šitą informaciją ir visą laiką, kiekvieną dieną, kai atsikeli savo sakai, aš aktyvuoju savo dažnių laidininką ir pakartoji, prisimeni šitą veiksmą. Dabar ką padarai? Kiekvieną dieną. Kaip kokią sugedusią plokštelę. Tik pajunti, kad tau kažkaip išmušinėja ir jauti, kad per nuotaiką keičiasi ar kažką iš karto aktyvuoji. Paleidi tą tokį dažnį, paleidi tą programą. Pati savo. Nes man dabar vienintelis jausmas yra neutralios būsenos jausmas ir vienintelis žodis ateina neutrali. Labai gerai. Aš turėčiau būti dienos eigoje neutrali. Taip, mes visi turėtume tokia būti. Nebent tik tada, kai yra kažkokia, nesvarbu, kokia tema priėmėme, kur reikia priimti sprendimą, bet irgi tu priėmė aiškiai, kažkaip neutraliai. Taip. Taip. Ir aš dabar galvoju tada, kada jaučiasi kaip dėl tų jausmų. Ir man, pavyzdžiui, rodo, jeigu aš sėdžiu prie upelio čiurlenimo ir aš tada kaip leidžiu širdžiai ar nejausti ir tada aš jaučiu tas gėrio, šilumos, saulės vibracijas tada. Bet aš tada galiu, kai aš einu per erdves ar per miestą ar kur, tada aš turiu saugoti širdį. Ir atrodo toks vaizdas, kad arba aš ją kažkaip uždarau, ar jie apsigaubia kažkuom tai, kaip mechanizmas kažkoks tai, ir aš tada einu neutralus žmogus. Taip. Gerai. Ačiū labai. Dabar žiūrėk. Visi klausimai, ne, yra atsakyti. Bet aš dabar noriu, kad tu sukviestum dabar visus savo gentainius, kur įvyko ta modifikacija, ir kartu visus tuos, kurie irgi gavo tą grybinę sistemą, tą tokią kaip ir aš turiu. Ir dabar mes visi neutralizuojam, sukam atgal, neutralizuojam šitą visą struktūrą, sistemą. 3, 2, 1. Išsiimam tuos gyvius. Žinai, man kaip rodė, kad, tarkim, aš matau, ar ne, kad būtų tas kaip paberta ir kad ant manęs, kaip pasakyti,
į mane neįsigeria, nes aš jau tas gyvis, tarkim, ar ne, Mhm. o kitus šviesius, nu, man per galvą, per kristalą, kad tikslas pasiekti kristalą. Mhm. Kad kažkaip skirtinga kosminė būtybė, kažkaip pasiekti skirtingą kosminę išraišką. E, Man iš pradžių, kur sakė tik žaidimas, bet kad yra skirtingi dalykai, gali pasiekti skirtingas kosminės būtybės. Taip. Taip, taip. Tai mes dabar anuliuojam tą modifikaciją. Visiems laikams čia ir dabar sukvieti visus, kurie nori tai padaryti irgi kartu. Duodi visiems burbuliukų. Ir bent jau aš ir tu mes dabar tai padarom. 3, 2, 1. Regresuojam. Išseimam. Dabar išseimi tą gyvį iš tos per tą nosiaryklę. Išeini iš tos plazmos kraujo. Išeini iš to tunelio, kurį tave įtraukė. Išeini iš to sutikimo ritualų. Tiesiog pakeiti savo reinkarnaciją ten tos indėniškos. Susuki viską atgal. Tos būties indėniškos. Netampi, nesutinki būt tuo sliperiu, aš taip pat. Ir dabar išsiimi kartu tą krabą, tą vėžį, ne krabą, įdėta tau į pilvą. 3, 2, 1. Esi švari dabar, laisva nuo tų gyvių, nuo tų programų. Eina savo, kokių vaizdų man parodė, tai piecas, žinok. Na, papasakok. Tarkim, ten, kur indėnai buvo, atrodo, kad regresuoju, žinai, su Taip kiekvienu turi žodžiu, būt. kur tu sakei. Taip turi būt. Su indėnais, kad aš nusimečiau nuo savęs labai didelį meškos, kad visa meškos kailis buvo apgaubęs mane. Mhm. Šitą nusimečiau. Ir visur, kur tu sakei, mane lydėjo, kai būtų kažkokios rasės, nu aš pasakysiu ateiviai, bet nesuprantu, kurio rasė. Ir su kažkokiais iešmais, žinai, iš kairės, iš dešinės. Mhm. Ir aš, kai regresuoju, jie pirmą, atrodo, mes kartu kaip ėjom. Ir paskui jie atsisuka į mane ir kada išreiškiau valią ir paskui tame laive irgi. Paskui dar kažkokia ateivių rūšis prieš mane atsistojo, sakau, aš nebenoriu. Ir atrodo, kad iš oro išaugo aplink jį kažkokios kilmės kaip stulpai, Mhm. kaip jį izoliuotų nuo manęs. Beprotiškai sunku yra žodžiais išsakyti tuos vaizdus. Viskas gerai, tu čia tiesiog eini atgal ir matai, tau rodo visus, ką per visas gyvenimus, reinkarnacijas tau prikabino, padarė visokie ateiviai, kiti interferentai, čia normalu. Tu svarbiausia dabar leisk viską, paleisk, man nesvarbu, kiek tu žodžiais pasakysi, tu daryk tiesiog. Gerai, kaip tau pasąmoniai tau rodo, tu Atrodo, daryk, kaip iš suk atgal. nugaros stuburo, žinai, daviau tą smūgį, kad tą gyvį, žinai. Mhm. Paskui tą atskirą iš saulės rezginio, tiesiog atrodo, kaip su rankomis išimčiau. Jisai toks visas gleivėtas. Gerai. Tuo pačiu atrodo paraleliai matau, jaučiu, kad tu irgi tvarkaisi. To atrodo tiesiog tą šūdo sluoksnį, tiesiog vienu ypu atrodo tu nusilpai.
Išvėmė, Jo. išspjoviau per nosį. Mhm. Šiaip tai baimė